Gerbiamas pirmininkė, ponios ir ponai, ekonominė ir pinigų sąjungai 10 metų. Graži sukaktis, bet kartu ir proga pasvarstyti, kaip pasikeitė ES ir pasaulio ekonominė, finansinė ir politinė situacija, ar Maastrichto kriterijai atitinka dabartinius pasaulio pokyčius. 2005 metais buvo peržiūrėtas stabilumo ir augimo paktas. Matyt todėl, kad jo reikalavimų nevykdė didžiosios eurozonos šalis. Per 10 metų laikotarpį praktiškai nebuvo nei vienos eurozonos šalies, kuri būtų gyventinusi visus Maastrichto kriterijus. Žinome, kad Europos centrinio banko infliacijos tikslas yra 2 procentai. Jei šiandien orientuotumės į šį tikslą, jo neįgyvendintų nei viena ES šalis, kurių infliacija šių metų rugsėjo mėnesį siekė nuo 2,8 procentų Nyderlanduose iki 14,7 procentų Latvijoje. O Maastrichto kainų stabilumo kriterijus būtų 4,5 procento. Jeigu eurozonos narės neįgyvendina kainų stabilumo kriterijaus, apie kokį infliacijos tvarumą galime kalbėti? Apie infliacijos tvarumą pradėta kalbėti 2006 metais, prasidėjus eurozonos plėtrai. Ar kalbame apie naujus reikalavimus tik naujoms kandidatėms į eurozoną? Kokia gali būti eurozonos plėtros perspektyva? Kviečiu Europos komisiją ir Europos centrinį banką naujai peržiūrėti ekonominės ir pinigų sąjungos principus, valdymą, Maastrichto kriterijus, ar jie įgyvendinami dabartinėje ekonominėje ir finansinėje pasaulio situacijoje ir kokia ekonominės ir pinigų sąjungos kandidačių ir į eurozoną ateitis. Ačiū.